Kai versle nėra norimo rezultato, esminės priežastis yra dvi. Ne tas tikslas arba ne tos priemonės tikslui pasiekti. Dažnai net ir patyrę vadovai, priimdami sprendimus, remiasi ne verslo realybės faktais, o savo įsivaizdavimu apie ją. Tokiu būdu stabdo organizacijų augimą ir veikia kaip tylūs verslo sabotuotojai. Šiandien mes pradedam naują laidų ciklą, kuriame kalbėsime apie dažniausiai pasitaikančias mąstymo klaidas versle. Į pirmąjį pokalbį pasikviečiau Ievą Čepononę, savivaldžių gyvybės principais paremtų organizacijų tyrinėtoją ir mentorę, Adelę Nauts, organizacijos bendrakūrėją ir auginimo partnerę. Su Ieva mes šiandien giliau pažvelgsime į vieną iš tokių klaidų, kurią aš ją įžodinau, įvardinau, įsivaizdavimas, kad išoriniai pokyčiai organizacijoje gali vykti nekeičiant žmonių mąstymo. Ir mes liesime kontekstą savivaldžių, taip vadinamų saviorganizuojančių, angliškai TIL ar gyvų organizacijų kontekstą. Ir aš gal iš karto apibrėšiu, man savivaldžių organizacijų toks esminis bruožas yra, kai pats žmogus gali priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Ir vadovai tokiose organizacijose iš principo užduoda tik tai orientyrus. Ir kviečiu Ievą tave į tokį gyvą pokalbį, kuris gims tarp mūsų. Kokios mintis tau kyla, kaip tu paklausėjai įžangos į šią laidą? Ne, gal pirmoji mintis, šnekant apie savivaldžios organizacijas ir mąstymo klaidas, tai, ir kai pakvietei, paminėjai apie kryptį pokalbio, buvo apskritai, kad kažkaip labai tas savivaldžios organizacijos sureikšmina ir kažkaip labai, tarsi atrodo, kad savivaldžios organizacijos tai visi labai tenai savarankiški, gėlytė žydi, debesėliai virš galvos ir viskas labai gražu. Tai apskritai, man atrodo, jau yra mąstymo klaida, kad tiesiog savivaldi organizacija savireguliuojasi, ten ir žmonės auga į suaugusius žmonės, į žmonės mokančius prisimti atsakomybę už savo veiksmus ir visą kitą, bet tai nėra savaime duotybė. Ir čia yra labai daug ir mąstymo pokyčių, ir pačių žmonių augimo, ir savininkų, vadovų augimo. Taip kad įtampų, audrų, iššūkių tos organizacijos yra be galo daug ir kažkaip ir pati jau kuo toliau pradedu galvoti, kad kažkaip per daug tą savivaldą sugražinam, kažkaip atrodo, kad tenai viskas labai gražu, labai fainai, visi atsakingi ir natūraliai tokie mes čia visi susirenkam ir taip arba susitariam dėl kažkokių taisyklių, principų, kaip dabar dirbsim nuo šiol ir mes visi patampam jau čia labai visi atsakingi, žinom, kaip čia dabar viskas vyks. Tai pirma mintis tokia, apskritai, kai pakvietė į šitą, tai norisi pasakyti, kad ten iš tiesų yra tos organizacijose, kažkada esam ir mudvi tokia įžvalga padarę, kad tokios, tai iš principo tokios saugyklos, saugusių žmonių mokyklos ir kad tas pokytis vyksta labai ilgai. Ir pati turiu jau ir tyriamąjį darbą rašiau ir patirties su keliom organizacijom turiu. Ir tikrai matau, kad nuo momento, kai tarsi yra susitariama, kaip dirbsim, persitarėme principai, susirinkimų struktūra, sprendimų priėmimo principai ir nuo to momento tikrai savaime nevyksta pokytis. Būna viskas labai fainai, visiems tarsi aišku, bet išeina žmonės veikti, daryti pagal tuos principus ir natūraliai vyksta daug nesusikalbėjimų, nesusipratimų, vieni tai vardina kažkokiu chaoso organizacijai. Tai ir tada iš tiesų prasideda tas tikrasis mokymasis, darimas pagal naujus principus, persiorganizavimas. Galbūt mes vienai pradžioje susitarėm, kad darysim susirinkimus, sprendimus priiminėsim, po pusmečio gali būti visai jau atsirasti nauji poreikiai, kažkas veikia, kažkas neveikia, keičiasi kontekstas, ateina nauji žmonės, organizacija žiauriai pakeičia vašą organizaciją. Realiai gali būti, kad tiesiog prie tų žmonių, kurie naujai atėjo į organizaciją, arba jeigu kažkas išėjo,
labai reikia vėl iš esmės ir atrodo, tai kas čia, tai dabar mes čia kas pusę metų iš esmės ir keisim dalykus. Tai taip. Jo. Beklausant tavęs, man dvi mintis atėjo. Tai viena mintis, kad matyt, mes galėtume įsivardinti, kad mąstymo klaida galėtų būti, kad savivalda tai yra gėris. Ir gėris, kad susikūriau savivaldą, ir viskas vyksta, kaip tu sakai, gėlytė žydi, žmonės patenkinti, darbai vyksta. O greičiausiai realybėje savivalda tai reiškia, kad tai yra nuolatinis augimas. Ir jeigu yra tokia organizacija, būnagi mums vadovams norisi, gerai šį pusmetį pabūsiu komforte, arba metus, o po to jau imsiu naujus iššūkius. O esant tokioje organizacijoje, žmonės iš vidaus tada gali tau pradėti kelti iššūkius. Ta prasme, mąstymas galvojant apie savivaldą turėtų būti, kad jeigu aš kuriu gyvą, gyvybingą savivaldžią organizaciją, reiškia, aš pasiruošęs nuolatos augti, keistis pačiam ir kaip keičiasi žmonės aplinkui. Nes kitaip bus, kaip man atėjo metafora, savivaldos organizacija kaip smėlio dėžė. Mes vaikai susirinkę imituojam smėlio dėžę ir įsivaizduojam, kad čia yra savivalda. O antroji mintis po tavo pokalbio atėjo, kad iš tikrųjų, kai mes kalbam apie nuolatinį augimą arba apie tokias organizacijas, kurios tampa kaip žmonių auginimo mokykla, mes kalbam apie procesą, kaip pastoviai atsiranda pasikeitimai ir pastoviai kuriasi naujos reikšmės. Arba kitaip tariant, yra pastovus neapibrėžtumas. Ir tada kyla klausimas, ar tikrai, jeigu mes darome vien išorinius struktūrinius pakeitimus ir mes neturim supratimo, kaip keičiasi žmogaus mąstymas. Mąstymas tai yra įsivaizdavimas apie realybę, kaip keičiasi žmogaus įpročiai ir neturime tam supratimo. Tai klausimas, koks tada gali būti rezultatas. Ir noriu tavęs paklausti, ką tu matai iš aplink esančių organizacijų, kurios bando eiti tokiu keliu. Ką matau, kad iš tiesų tai yra čia yra tas fenomenas, mes daug ką sakom, ko mes norim, ne? Mes norim sportuoti, ten norim dailaus kūno, norim sveikai maitintis, mes taip pat norim savivaldžios arba organizacijos, kur visi įsitraukia, atsakingi ir visa kita, bet de facto, tiesiog mumise turbūt yra įrašytas tas momentas, kad mes kažkaip priešinamės tiem pokyčiam, ne? Mes norim pradėti sportuoti, bet kažkaip nepradedam sportuoti. Tai čia lygiai tas pats ir su savivalda įvyksta tas momentas, kad žmonės nori išmokti gyventi neapibrėžtume, nori išmokti savarankiškumo, nori daugiau duoti ir savininkai nori duoti daugiau laisvės ir visa kita, bet kai mes susidurėme su tom situacijom, iš tiesų mums tame išbūti yra beprotiškai sunku ir mes matom, kad kažkas nevyksta, bet dažnai nukreipiam tą vektorių į kitą, kad kiti kažkur nesikeičia, bet iš tiesų labai dažnai matosi ir tas vektorius atsikreipia, kad mes patys nesikeičiam ir mes kažkaip, aš labai irgi mąsčiau kažkada, kad greičiausiai, jeigu nori eiti savivaldą, tu turi norėti labai stipriai suvokti visų pirma, kad tu pats tame turėsi labai keistis, nes jeigu tavo vektorius bus į aplinką nukreiptas ir galvosi, kad nori, kad visi kiti keistusi, būtų labiau įsitraukę ir savarankiški ir visa kita, tai greičiausiai tame bus labai daug frustracijos, nes čia yra ilgas mąstymo kultūrinis pokytis, kuriame, sakyčiau, reikia labai atsakingai ir apie tai pagalvoti, tiek ar aš pasirengęs ir kiek aš pasirengęs gal mokytis, investuoti, nes čia tokia ilga sąmoningumo kelionė yra ir tikrai ir klaidų, ir nesusipratimų, ir įtampo, tai reikia galbūt ir palydėjimo, galbūt reikia ir kažkokių mokymų ir daug niuansų, kurias reikia apgalvoti tame procese.
Ir man ateina mintis, kai mes sakom žodį kelionė, atrodo, kad vat, aš pradėjau ir kažkada baigsis. Kelionė mes bet kuriuo atveju suvokiam, kad tai yra pabaiga. Tai aš toj vietoj gal noriu išplėsti ir paantrinti, kad tai tampa tavo gyvenimo būdu. Tai tampa tavo galvojimų būdu. Ir už tas pokytis yra labai ilgas, nes koks tu esi susiformavęs iki to amžiaus, kaip tu esi dabar susiformavęs, kad nuo iki, tai čia iš principo keičiasi pats organizacijos realybės matymas. Tu tiesiog pradedi matyti priežastinius dalykus ir nebesistengi keisti pasekminių. Tema mūsų yra mąstymo klaida versle, kaip mes sakom, keičiu valdymą, bet nekeičiu žmonių požiūrį, arba keičiam valdymą, bet nekeičiam žmonių požiūrį. Ir noriu tau klausimą užduoti ir mums kartu pamastyti, pareflektuoti, kaip atrodo organizacijoje, kas vyksta iš savo patirties, ką tu matai, kai organizacija pasidarė išorinius pokyčius, nežinau, ten susirinkimų tvarko pakeitė, ten atlyginimus išskaidrino, leidžia žmonėms klysti, priimti sprendimus. Daug yra padaryta struktūrinių pokyčių, nustoja rezultatus matuoti. Organizacijas tų sprendimų įvairiausių prisigalvoja. Ir kokie požymiai rodo, kad pokyčiai nevyksta? Išoriškai viskas yra padaryta. Ir staiga kaip galima suprasti, kad pokyčiai nevyksta? Kaip tau atrodo? Bet jeigu tu įsivaizduotum tas organizacijas, kur tu dirbai, juk tu ten ir mokyklai vadovė buvai ir ten kitose organizacijose kaip mentorė, konsultantė ir pagaliau savo organizacijoje Dele Notes, turbūt irgi bandai taikyti. Mokausi. Savivaldžių organizacijų principus. Kokie yra požymiai? Kad nevyksta. Tai gal apskritai pats procesas, kaip aš jį matau, tai dažniausiai būna pradžioj susitari, darai toksai, tas džiaugsmas, visi susitariam, aišku, einam daryti, darom, kažkas neveikia, tada kažkoks vyksta tarsi chaosas arba natūraliai, ypatingai pirmus metus turbūt kaltų ieškojimas, kad kažkas čia neveikia, kažką ne taip, čia neveikia ta savivalda, reikia kažkaip, arba suvokimas, tai negi čia dabar visą laiką bus taip. Ir toks, klausimas, kiek ties ta stadija yra užsibūnama. Tai šiaip iš tos stadijos esu mačius atveju, gal po antro karto, po antros spiralės, kai grįžtama prie senųjų valdymo principų, nes net laikoma yra per daug tų visų neapibrėžtumų ir galbūt tiesiog visi susivokia, kad mes visgi nepasiruošę tam. Arba tada tikrai žmonės inicijuoja tas sesijas, susižiūri, persiorganizuoja, persidėlioja atsakomybės ir tada vėl tarsi įsineša aiškumo ir keliauja į kitą tą spiralės elementą ir vėl ten veikia, tada ateina kažkokie nauji žmonės, kažkas išeina, nes viskas vis tiek kinta, didžioji dalis žmonių vis tiek kažkur juda ir tada vėl kažkur persidėlioja kompetencijos, vėl žiūri, kažkas neveikia ir vėl tada tarsi kažkoks, nes mes natūraliai esam linkę ieškoti komfortą, ne? Tai ta stadija, klausimas, kiek joje ilgai užsibūnama. Ir esu mačius vieną atvejį, kai yra greitai sugrįžtama prie senųjų vadybos valdymo principų, nes iššokinėja visiems, tai negi čia dabar visą laiką tai bus. Kažkas net laiko iš organizacijos. Bet tikrai matau, kad būna, kad klausimas, kiek tame etape užsibūni tame persiorganizavime ir kiek ten, nes vis tiek mes iš pradžių skundžiamės, čia visi tarpusavį tikrinamės, ar čia jau reikia kažką daryti ar nereikia daryti, kas čia dabar turi inicijuoti, nes čia kažkas neveikia. Ir tada arba įvyksta lūžis, tai klausimas, per kiek greitai įvyksta. Tai smagu matyti, kad yra, kur tikrai vyksta ir iš tų mano asmeniškai patirtų mentorysčių ir organizacijų matau, kad ir kai kur neįvyksta ir man pačiai, kaip bebūtų, tai yra nauja pakankamai
ir aš suprantu, kad nėra, įmonės yra skirtingi žmonių skaičiai ir visa kita, nėra vienos taisyklės, bet smagu, kad išlipa iš tų duobių, išlipa, persiorganizuoja, persitarė, persidėlioja atsakomybės struktūras ir visa kita ir keliauja į tą etapą. Ir turbūt ta spiralė, tai labai fainai, jeigu spiralė taip, truputį viršų, gal ne taip, bet taip po truputį viršų, o ne taip arba atgal. Taip, bet iš kitos pusės, žinokit, irgi galvoju, kad kartais, jeigu tikrai jaučiam, kad didžiai daliai žmonių iššokinėja visi saugikliai ir yra per daug sudėtinga, tai gal tikrai yra geriau grįžti prie tos hierarchinės struktūros, kur yra viskas sudėliota į stalčiukus ir tam tikrą etapą pragyventi taip, nes tikrai yra didelis, mes, kaip ir sakau, mes sakom, kad mes norim keistis, bet kai faktiškai mes patiriam tą nežinomybę, tą neapibrėžtumą ir visą kitą, mums visgi ne kiekvienam tas. Mūsų laida artėja prie pabaigos ir dar noriu labai greitai paliesti klausimą, kaip tau atrodo, kaip reikėtų keisti žmonių požiūrį. Nes mes įsivardinom įžvalgą, kad keistųsi organizacijas, kad jinai taptų savivaldi, iš principo turi pasikeisti galvojimas apie organizacijos realybę. Ne? Ir per ką tai galima keisti? Kokiu būdu mes galim keisti žmonių požiūrį arba kokiu būdu gali žmonių požiūris keisti? Tai man labai patinka tas algoritmas, kad mes susitarėm principus, kaip mes veikiam, tada veikiam, bet veikimą labai svarbu reflektuoti. Daug reflektuoti, kas sekasi, kas nesiseka, jeigu nesiseka, iš karto perdaryti, tai reflektavimas turbūt yra vienas iš esminių. Veikti ir reflektuoti. Ir tai tą reikia daryti daug kartų. Tai va ta mąstysena irgi ir suvokti, kad greičiausiai tau dar prireiks metų 2 pagal tą principą veikti. Kol tau pasidarys tai savaime tas jau naujas įprotis atsiras. Tiesiog, matyt, reikia įsisąmoninti, kad nėra instrukcijos, kaip tapti gyvas organizuojančią organizaciją. Kad būtent yra mokymasis viduje per refleksiją. Ir mano dar pastebėjimas, kur dar galima, pavyzdžiui, padirbti organizacijoje, kuri dirba tokiu principu, bet nenuvažiuoti, pasižiūrėti per 3 mėnesius, metus padirbti ir pakeisti galvojimą. Būna seminarai, kurie trunka po 7 dienas ar net po 2 savaitės, kur yra paremta grupinių santykių koncepcija, kur visi mokosi iš to, kas vyksta grupėje. Tai mano manymu, tai yra savotiškas, susikuria tokia gyva organizacija ir tu tada pradedi suprasti, ką reiškia pakeisti galvojimą, tai yra pradėti matyti organizacijai žmonės, projektus, tikslus, ne kaip atskirus elementus, ką mes stengiamės sudėlioti, bet sąveiką ir santykius, kas vyksta tarp jų. Tai yra visiškai kitoks galvojimas, negu mes dažnai esame įpratę galvoti tradicinėse organizacijose. Ir paskutinis esminis klausimas vadovui, kuris mūsų dabar klausosi ir galvoja, man daryti savivaldą ar ne. Kokį savo klausimą turėtų užduoti? Tai pirmą aš pradėčiau nuo klausimų grupės, kuri vadinasi 5 kodėl. Iš tiesų, išsiaiškinti esminę priežastį, kodėl aš noriu daryti tą pokytį. Tai pirmas, kodėl aš noriu savivaldos, tada atsakot, ir tada kodėl aš noriu to ir to. Ir taip daina dažniausiai 5 atsakymas į tą, kodėl būna esminė priežastis. Ir jeigu yra ta priežastis nukreipta į išorę į kitus, tai sakyčiau, reikėtų greičiausiai gal pradirbti šitą klausimą ar su psichoterapeutu, ar su kažkuo, nes frustruosite procese, tikrai bus, bet jeigu yra atsakymas visgi vidinis, labai aiškus motyvas, dėl ko aš pasiruošęs, pasirengęs, nes turi labai būti stiprus vidinis motyvas ir noras pačiam keistis. Ne kitus pakeisti, o su kitais keistis kartu. Tai pirmas, čia tas. Ir antras,
atsakykite į klausimą. Nuo 1 iki 10 įvertinkite savo kantrybės lygį. 1 labai žemas, 10 labai aukštas. Kuo žemesnis kantrybės lygis, jeigu apie jūs kolegos sako, kad jau ten rasa kantrybė tikrai nepasižymė, tai žinokit, neikit į šitą kelionę, nes čia tikrai reikia daug kantrybės procesui, pokyčiui, tam reikia laiko. Tai jeigu jūs apibūdina kaip nekantrų žmogų, arba jūs jaučiat, žinot, kad jūs spirgat, kažką padarot ir jums reikia rezultato iš karto, tai greičiausiai šitas procesas dar ne jums. Ačiū. Man labai svarbu pasirodė tavo pastebėjimas kaip klausimas sau, iš kurios vietos kyla noras. Ar jis yra iš išorės primestas, ar jis yra iš tavo vidinio šaltinio, kas leis tada sunkiausiom situacijom įkvėpti orą ir eiti į tai, kad keičiasi tavo mąstymo būdas. Matysit prasmę, vidinę prasmę tame, nes čia yra svarbiausia.